Yra daug grupių ir interesų, kurie parduoda svajones. Štai dėl ko jie yra svajonių pirkliai. Bet jie parduoda trumpalaikės svajonės, trumpus sapnus. Ir aš manau, ką mes atradome šiandien, yra galimybė svajoti didesnių dalykų. Mums reikia svajonių, kurios nėra parduodamos. Svajonės, apie kurias negalėtume pasakyti. Galbūt tai yra tai, į ką norėčiau investuoti. Tai yra, ką galėčiau nuveikti. O šiandienos pasaulio poreikiai yra tokie dideli visose srityse. Dvasingumo svajonės, žmogiško gyvenimo, teisingumo, pasidalinimo, naujų bendruomenių, naujo orumo patyrimo, dalyvavimo kartu. Mes turėtume atnešti savo svajones į tokią realybę, ką mes galėtume paaukoti šiam pasauliui. Nesitikėkime, kad tai bus lengva. Vienuolinis gyvenimas arba jėzuitų gyvenimas nėra ir nebus lengvas. Netaps lengvesnis. Tarsi be iššūkio, be svarbaus iššūkio. Tarsi bus lengvesnis. Tai sunku, jau nebėra saugumo. Vienas dalykas, aš galvoju, mes turime suprasti, kad mūsų vienintelis saugumas yra viltis. Man patinka galvoti apie jėzuito pašaukimą gelmės sąvokomis, nes tai pašalina pasitenkinimą kalbėti. Aš darau gerą darbą. To neužtenka. Mums visiems reikia atlikti gerus darbus. Tačiau aš galvoju, kad mes esam pašaukti būti kitokiais. Jei tu darbuojasi socialinėme darbe, tuomet socialinis darbas baigėsi dvasingume. Tai daro žmonės skirtingais. Daugiau į bendruomenę orientuotais. Daugiau pasidalinimų. Mažiau rūpesčių savimi. Tai turėtų būti jėzuito reikalas. Jei tu dirbi ugdyme, tai tas pats. Tu darai žmonės skirtingais. Ne konkurentais nuostabiuose universitetuose, bet žmonės, kurie žvelgia skirtingai į realybę ir į save pačius. Mes atliksime darbą kaip jėzuitai.